Taigi, kas ta mados psichologija ir kodėl nusprendžiau domėtis ją ir apie ją kalbėti? Mados psichologija yra sfera tyrianti santyki tarp mados ir žmogaus elgesio. Visų pirma, tai yra apie mados įtaką psichologiniai būkliai, emocijoms, pasitikėjimui savimi ir identitetui. Antra, tai kaip mūsų pasirinkimus veikia išoriniai veiksniai, kultūrinės ir socialinės normos, asmenybiniai skirtumai ir vertybės. Ir trečia, kaip tais pasirinkimais išreiškiame save ir kokią žinutę siunčiame pasauliui. Visą tikėjau, kad mada nėra paviršutiniška ir kad ji turi gilesnę reikšmę. Atradusi mados psichologiją, supratau, kad taip ir yra. Juk šiuo metu vis labiau rūpinamės ne tik savo fizinę, bet ir psichologinę sveikatą. Norime žinoti, kodėl jaučiamės vienaip ar kitaip, gilinamės į savo vidinį pasaulį. Todėl sužinojus, kad savo spintoje turime įrankį, kuris gali prisidėti prie tos psichologinės gerovės, būtų keista juo nepasinaudoti. Taip pat tikiu, kad mada yra mūsų antra oda ir tokia, kurią galime pasirinkti. Todėl labai svarbu žinoti, ką renkamės, suvokti, kodėl renkamės ir ar tai, ką renkamės, iškomunikuoja tai, ką norime iškomunikuoti. Be to, mados psichologija prisideda ir prie aplinkos taršos problemų sprendimų. Ši industrija yra viena iš labiausiai kenkiančių aplinkai. Todėl manau, kad geriau suprasdami savo pasirinkimus ir kurdami stipresnius emocinius ryšius su savo drabužiais, galime prisidėti ir prie taršos mažinimo. Taigi, aš čia matau tokią gražią grandinę. Pradedame nuo savo gerovės ir savo išraiškos pasauliui ir tuo pat metu rūpinamės ir aplinkos gerovę. Tai panašu, kad mados psichologija turi nepaprastai didelį potencialą, todėl labai tikiuosi ir toliau mokytis, gilintis ir dalintis su jumis.